Šiaip, jeigu jį nevadinant Šiauliai, tai Saldos klubas, tai yra gilias ir senas tradicijas turintis klubas. Kad ir nedidelį, bet turi tokį brandų ir stiprų brandolį. Dėja, tas brandolys, didžioji dalis, gal sakykim taip, to brandolio jau ne su butais aikštėj, o su patarimais, su pagalba klubui, buvę žaidėjai, kurie jau baigė karjerą. Kad kol kas ta karta nauja, kurią dar lipdyti prie to brandolio, dar tik ateina. Tai dėja, bet šiais metais daug turim, kaip sakyti, tokių pagalbininkų šį sezoną. Tai tie pagalbininkai, brandus pagalbininkai padės brandžiam kolektyvui mūsų komandos. Keitės šiek tiek tas žaidimo braižas. Treneris bando jį šiek tiek lengvinti, pritaikyti, kad visi išmoktų. Ar mes tai išmoksim, tai sakau, pasižiūrėsim tose varžybose, gal vis tiek sunku dabar vertinti. Tų test mačų daug neturėjom, šiek tiek žaidėjai atostogavo, tai turėjom ten keletą tų mačų, pats nedalyvau juose, tai jo, nežinau, tos pirmos, antros varžybos parodys ir tikriausiai, kad kaip ir kiekvieną sezoną mes į tą galą pradedam žaisti, tik tais norėtas, kad pradėtume gerai žaisti, tiksliau geriau žaisti ant pradžių ir dar tobulėti, kad tas rezultatas ateitų. Šiaip tikslas jis yra keliamas bent jau 4 metam, nėra vien tik tai vieno sezono. Tai pernai metais daugiau tai buvo tik mano kalbos ir vizija, o šiais metais aš manau, kad tikrai mes pamatysim tą komandą gerokai stipresnioj sudėty. Bijau ką ir iš tikrųjų prognozuot, bet aš tikiuosi, kad mes busim lygiaverčiai top lygos kiekvienos komandos varžovai. O kokia ta baigtis bus, patys suprantat, kamuolys ovalus ir plius mes didžiąją dalį savo varžybų žaisim čia, ant dirbtinos žolės stadiono, tai labai greitas bus regbis, greitas, bėgančių komandų daugiau toks regbis, tai matysim. Laukiam. Judam! Mano 10.